Sveiki visi, peržiūrėkit mano video iki galo, būtinai, kiekvienas iš jūsų. Nes gale aš pasakysiu žodį, kuris bus raktiniu žodžiu į tą talismaną, kurį aš jums dabar duosiu, kaip padaryti. Talismanas skirtas pinigų pritraukimui ir vienintelis lengvas dalykas jame tai būtų lauro lapas. Kitas dalykas yra tai, kad jūs turite surasti aukso monetą. Nupirkti ją kur nors, tai turi būti tikro aukso moneta. Tai negali būti sidabras ar koks kitas metalas, tik auksas ir nieko daugiau. Toliau, paimat žalią maišelį, įdedat į tą maišelį 3 lauro lapus, džiovintų žinoma, ir tą aukso monetą. Maišelį užsiuvat ir nešiojat prie savęs, arba geriau būtų tai nešiot piniginį, jeigu jūsų piniginės talpa tai leidžia. Aš noriu baigti visas transliacijas, noriu baigti visas, kaip sakant, visus video, kadangi mano taroskopas TikTok'e sulaukė tik 4000 peržiūrų, tai yra niekingai mažai. Ir jeigu šis mano įrašas nesulauks 10 000 peržiūrų, aš taip ir padarysiu, aš kuriam laikui nutrauksiu ir transliacijas TikTok'e ir visą kitą. Taigi gaudykit žodį, kuris yra raktas į jūsų finansinį gėrį. Tai yra Netzach, iš hebrajų kalbos išvertus pergalė. O dabar iki.